Labas rytas. Esu raitytas po beveik čia 2 savaitės mes su Ema pagalvojom, kad reikia Ema tiesiog jinai, kadangi plaukt laivu jai reikia vieną kartą per metus, tai jinai taip ir padarė, nes kaip neplaukt laivu. Taigi yra. Kaip neplaukt laivu su komanda? Tai mes nusprendėm su Šarūnu, neforsuojam, tai penktadienį ir pirmadienį praleidom. Bet žodžiu, dabar mes sugrįžtam į eterį su trenksmu ir su nauja tema, ane Šarūnai? O beje, parašykit į komentarus, ar pasiilgot, nes vis tiek nebuvo. Ką nors parašykit, ar mums čia niekas gal mūsų nepasiilgo. Ką nors parašykit, liuksus uždėkit ar dar kažką. Nes mums tikrai labai gera čia sugrįžti ir mes tikrai niekur nedingom ir jau turim naujų, kaip čia pasakyti, žmonių, kurie pasako savo istorijas būtent su tinklinė rinkodara. Visko mes čia jums priruošėm be baimės. Tai va, o šiandien turim labai fainą ir labai gerą tokią temą. Šarūnas gal parodys dar toj bėgančioje eilutėje ne apie verslą, kuris yra paprastas, tačiau tikrai neprastas. Tai Šarūnai, kokios tavo mintys, kai išgirsti va tokį teiginį apie paprastą, bet neprastą verslą? Apie ką čia? Aš noriu dar paprašyti be abejo, kad nepamirškite prenumeruoti ir apskritai parašykite, jeigu jūs esate šiame versle, kokia ta vasara jūsų buvo, ar jinai buvo aktyvi, ar jinai buvo neaktyvi, ar jinai buvo galbūt geriausia vasara versle, kokia tik tai buvo pas jūs per jūsų karjerą, o gal kaip tik jinai buvo prasčiausia, tai irgi įdomu ir pasidalinkite visu tuo su mumis. O šiandien rinkdamiesi temą, padiktuoja galbūt kai kurie žiniasklaida, kurie vienaip ar kitaip palinksniuoja šį verslą, galbūt žmonės ir komandas. Tai yra, žinai, aš kai sakau, kad kažkas man pasako apie tinklinę rinkodarą, aš visada sakau, kad tai yra verslas, kurį gali daryti kiekvienas, tai realiai gali daryti kiekvienas, tačiau tai tikrai nėra kiekvienam. Tai yra toksai, gaunasi lyg tai vienu atidengi, kitų uždengi. Tai yra tikrai ne kiekvienam, kaip ir kiekvieną darbą gali daryti turbūt kiekvienas, tačiau kiekvienas darbas yra ne kiekvienam. Ir blogai yra ne tai, kad tu darai kažkas, kas tau netinka, blogai, kai tu neieškai, kas tau yra tinka, kas tau yra priimtina, kas tau yra teikia geras emocijas, nes kaip Konfucijus pasakė, jeigu tu darai tai, kas tau patinka, tau nereikės nei vieną dieną dirbti. O kaipgi rasti, kas tau patinka, be abejo, reikia bandyti, testuoti, tam skiriant, bent jau keletą, ne dieną, ne 2 savaitę, nors būna ir tokių, mes turime čia labai įdomių istorijų ir tikrai turėsime tų žmonių dar ir pas save kanale, kurie ateis čia ir papasakos apie savo tikrai turbūt kartais, neįprastai greitus startus arba atvirkščiai, kai žmogus 10 metų tiesiog kokius 5 metus jisai vegetuoja, po to per keletą metų padaro greitą karjerą čia. Čia yra visokiausių istorijų ir jeigu jūs norite bent jau nemažą dalį jų išgirsti šiame kanale, užeikite į live skiltį ir jūs ten pamatysite įvairiausių, galite išgirsti ir paklausyti žmonių istorijų, kurie vienokią ar kitokią karjerą per vienokį ir kitokį laiko tarpą čia yra padarę, bet kiekvienas iš jų, kurie tenai yra praktiškai iš to, tai yra pagrindinės pajamas, jie turi iš tinklinės rinkodaros, išskyrus kelis gal ten asmenys, kurie buvo. Tai ką reikia visada padaryti, be abejo, ką mes ir kartuojam, tai reikia įsigilinti į tai, ką tu nori daryti, paimti tai, pasižiūrėti visais kampais, pritaikyti savo ir be abejo nesivadovauti galbūt gandais ar nesivadovauti kitų nuomonė. Ir tai liečia ne tik tinklinę rinkodarą, tai liečia turbūt bet kurią veiklą, kurią jūs norite užsiimti. Jeigu jūs, žinoma, norite kaip papulti į tą Konfucijaus statistiką, kuris sako, daryk tai, kas tau patinka ir tau nei vienos dienos nereikės dirbti. Kaip rasti, kas tau patinka ir ką tu gali dirbti, be abejo, bandyti, ieškoti, testuoti, perleisti per save ir kaip minimum įsigilinti į tai. Ir dar kartą kartuoju, tai liečia ne tik tinklinę rinkodarą, tai liečia tą verslo sritį ir tą verslo nišą, kurios galbūt jau jūs ieškote ilgą laiką ir kaip kitas posakis toks yra, gali tada, kai jau nebegali gyventi arba dirbti ten, kur esi dabar, tada tu tiesiog pradedi galėti
praplėsti savo akiratį ir galbūt atrasti tai, ko tu senai ieškojai. Tai apie šitai šiandien kaip tik ir pakalbėsim. Jo, apie tą verslą, kuris yra paprastas, bet neprastas. Iš tiesų, iš kur gimė šitą idėją, vat būtent tokią temą padaryti laivą. Tai visų pirma dėl to, kad aš, pavyzdžiui, dabar einu tokius kaip kursus, atradau tokią bendruomenę, kuri vadinasi Light Evoliucija ir ten yra daugiau moterims skirtas toksai projektas, kur nuo pat pabudimo iki žydėjimo, gauso, žodžiu, ir alchemija ir visi tie yra 4 sezonai. Ir man kas labai patiko, man šiuo metu yra aktualu gausa, ne, kaip kuo pritraukti daugiau gausos į savo gyvenimą. Ir tenai yra tokia viena mentorė, Valentina Vait, jinai iškart man paliko didžiulį įspūdį. Ir jinai sako, aš pati pradėjau nuo visiško dugno. Aš buvau santykiuose, kurie buvo pilni ir smurto, tiek fizinio, tiek emocinio, tiek visko. Aš sako, emociškai buvau visiškai sutrypta, buvau visiškai aukos pozicijoje, buvau grinai dugne. Ir kai aš pradėjau galvoti, kodėl taip vyksta, aš noriu kažkaip gyvenimą gyventi kitaip, aš noriu kitokio gyvenimo, aš noriu turėti tiek pinigų, kad man nereiktų sukti galvos, aš noriu turėti savo verslą, aš noriu, bet sėdi tokioj visiškoj duobėj. Ir kai pradėjau eiti kursus būtent apie gausą, apie pinigų energiją ir apie visus šitos dalykus, sako, man pradėjo duoti mentoriai užduotis, kurios mano galva, sako, buvo visiškai juokingos ir visiškai primityvos ir aš, sako, visiškai rimtai jas nežiūrėjau. Ir sako, čia buvo pati didžiausia klaida, ką daro daugelis žmonių. Jeigu jų smegenim atrodo, kad tai yra pernelyg paprasta ir tai yra, toks, kam visą tai, tokia nesąmonė, jie visą tai rimtai nežiūri. Tai aš pagalvojau, kad su tinklinė rinkodara yra analogiška situacija. Kai tu pasakai žmogui, kad tai yra verslas ir kai žmogus dažniausiai verslą asocijuoja su kuo? Su daug darbuotojų, su kažkokia darbo vieta, turi būtinai mikro-makro ekonomiką išmanyti, infliaciją, ten, žodžiu, visus žinot, darbo, visi tie biržos, tie reikalai, kaip ten, žodžiu, apie investavimą viską turi žinot, turi būti pabaigęs raudonų diplomų, tik tada gali būti verslininku. Tokios mintys prasisuka žmogaus galvoje, kai pradedi kalbėti apie verslą. Ir kai pasakai čia, kad tu gali sukurti lygiai tą patį, tikrai pelningą, tikrai gerą verslą, kad tu gali iš to puikiai gyventi, kad tu... Ir kai žmogus sako, o tai ką čia reikia daryti? Vartot produktą, rekomenduoti kitiem ir mokinti, savo žmonės daryti tą patį. Ir jie rimtai tai nežiūri. Todėl, kad čia yra per paprasta. Todėl, kad čia yra antiek elementaru, kad jų smegenys net atmeta tokią informaciją. Negali būti antiek primityvu. Bet taip yra. Tai kai žmonės perjungs tą mygtuką ir supras, kad viskas gyvenime yra pasiekiama nuo paprastų mažų dalykų. Ta pati gausa ateina į gyvenimą tada, kai tu pradedi daryti tas paprastas užduotėlės, tokias, kurios atrodo juokingos, su tinklinė rinkodara, kai tu pradedi vartoti pats produktus ir pradedi nuoširdžiai dalintis, nuo to viskas prasideda. Tada ir perauga į verslą, tada ir pasidaro visi šitie dalykai. Bet kol žmonės įsivaizduoja, kad verslą gali daryti tik tai su tam tikru diplomu, žodžiu, būtinai ten, nežinau, sukurti kažką didelio, atrasti išradimą, kurio dar niekas neišradė ir taip toliau ir panašiai. Ir sėdi toj pačioj vietoj ir niekas gyvenime nesikeičia ir mes vis tik tai galvojam, kad nežinau, sėkmingi tai tik tai, kur po laiminga žvaigždė yra gima. Tai nežinau, Šarūnai, kiek tau rezonuoja, bet aš tai, tokias prielaidas darau. Žinai, vėlgi, aš šiandien vartydamas, ruoždamasis laidai, tu man gal irgi atsakyk, tokį susidūriau su tokiu rebusu, į kurį tikrai nerandu savo atsakymą. Radau internete ir turbūt ne viena dabar yra, tai yra kavos kampelio franšizė. Tai yra kavos aparatas, tai yra tam tikras stendas. Tu tą franšizę, kiek aš supratau, jos kaina yra pagal mėnesius, gal aš ir klystu, bet pagal mėnesius paskaičiau, ten apie 4-5 tūkstančiai eurų, ką turi sumokėti. Tikrai įdomus projektas ir ten startupas man labai tikrai sukėlė, patiko tiesiog veiklų žmonės padarė.
Ir matau reakciją, kad ta franšizė domisi ir tikrai linkiu tiem verslininkams sėkmės, tačiau man užduoda čia kitą klausimą, kur yra, ten buvo pelningumas parašytas, tai reiškia ten apyvarta apie 1000 eurų, pelningumas ten gal 400-500 eurų, ten apie 40% pelningumas, kaip aš supratau, gal aš neteisingai neminėsiu pavadinimo dėl etinių sumetimų, viskas ok, bet man tada toks iškilo klausimas, reiškia, tu perki franšizę, tu iškart sumoki 5000 eurų, plus tu dar moki už ten palaikymą tos franšizės, plus dar tu turi nuomoti vietą, tu dar turi mokėti už energetinius resursus. Ir tu gali ateiti, pasinaudoti ir įsigilinti į tinklinės kompanijos verslo modelį, įsigilinti tiesioginė šio žodžio prasme. Tai yra tiesiog įsigilinti. Dabar yra visa eilė, kad ir šį kanalą prenumeruojant ir pasižiūrint visą eilę video, čia yra tikrai sudėta daug informacijos, visiškai nemokamai ir unikalios informacijos. Tačiau žmonės, lyg tai, aš nežinau, ar tai yra kažkoks tai sukurtas mitas ir legenda, ar tiesiog įėjimo laiptelis yra tinklinėje rinkodaroje per mažas, ar tiesiog yra dar kažkas tai, ko aš, nežinau, vis tiek aš manau, kad kiekvienas vis dėlto esu šventai įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus yra genijus ir jeigu jisai save pastato į kampą arba sukuria tam tikras aplinkybės, mūsų smegenys yra ant tiek tobulas evoliucijos išvystytas, nežinau kaip jį pavadinti, mechanizmų norėčiau pavadinti gal, kuris gali žmogų ištempti iš bet kokios situacijos ir mes turime istorijoje tiek pasaulio, tiek šalies, tiek miesto, tiek savo, nežinau ko, įvairiausių istorijų, kur taip yra nutikę. Tačiau čia man persipina kažkas tai, nes tarkim, jeigu kalbėt, nežinau, apie mūsų kompaniją, tai su kurioje mes esame su EMA, tai 400-500 eurų, aš nesakau, kad jie yra paprastai uždirbami, tačiau jeigu save gerai mobilizavus ir investicija, slengstinė investicija yra ten 500 eurų, vadinkime taip, jeigu jau tu tenai emi viską čia ir dabar ir greitai, tai yra 10 kartų mažiau. Tačiau pajamos, kurias tu generuoji, tau nereikia nei ten mokėti už kažką, tai negana to, dar, žinai, toje franšizėje rašo, kad 3 kartus ten, ar 2 kartus, ar 3 kartus per savaitę tu turi aptarnauti tą visą reikalą, reiškia fiziškai būti tenai. Tai ant kiek yra, ir čia, lyg tai, matau aš tą augimą, susidomėjimą, viskas, tačiau kai stovi šalia galimybė, kur tu gali dirbti tiek offline, tiek online, pelningumas, turiu omeny, kad tavo pajamos tik tai didėja. Nes ten, vėlgi, jeigu yra vieta, turbūt ta vieta, kiekviena vieta turi tą savo srautą žmonių, kurie tą kavą gers. Čiagi, jeigu tu dirbi, turi planą, planuoji savo veiklą, tos pajamos tikrai, bent mano atveju, tai jos tik tai auga, nes auga tavo klientų ratas, auga tavo verslo partnerių ratas ir didėja. Tačiau žmonės gavę visą šitą gėrį, visą šitą instrumentą savo į rankas, nesakau, kad visi, bet nemaža dalis tiesiog tai žiūri kaip į duotybę, jie sako, kad tai yra, lyg tai, nežinau, nepasinaudoja, tai tikrai, mano akim žiūrint, unikalią galimybę, dėl to ir pavadinimas mūsų šitas yra paprastas, bet neprastas verslas. Ir veikiau, kai kuriais galbūt atvejais investuos 10, vis tiek aš įsivaizduoju, tų franšizų, ten kavos tų stotelių reikia ne vienos, tai bus 10, 15, 20 tūkstančių eurų. Tam, kad uždirbti tiek, dabar paskaičiuojant tiek, tai reikia kokią 20 investuoti 30 tūkstančių eurų, kad uždirbtų tiek, kiek aš uždirbu čia, būdamas tinklinėje rinkodaroje. Ir man nereikia nei kad 3 kartus per savaitę aptarnauti kavos stotelės, nei mokėti už plotą, už energetinį resursą, nei kažkokių tai force majeurų, kurių ten turbūt irgi įvyksta turėti. Ir va čia man tada tokia didžiulė mįslė. Kodėl taip yra? Ir kur slypi tas raktas į visą šitą reikalą, kai vienu atveju, net šalia turbūt statyti tų verslo modelių negalima, tačiau daugelis į tai arba neįsigilina galbūt, arba, iš tikrųjų tai yra ne jiems, arba, nežinau, dar kokia priežastis. Kaip tu manai? Bet tai žiūrėk, Šarūnai, tai jau čia ir atsakėjai tą klausimą, kai tu išgirsti žodį franšizė, kai išgirsti žodį investicija 5000, kai išgirsti kažką, kas yra tokio sudėtingo ir atrodo,
Tai va čia jau yra verslas, va čia jau yra gerai, va čia jau gal reikia investuoti. Kai pasakai žmogui, kad jums nereikia patiem kurti ir gaminti produktų, kad biuras viską padaro už jūs, kompanija viską sukuria, viską užaugina, atsako 100% už kokybę, kad jums nereikia samdyti darbuotojų, kad jums niekam nereikia mokėti atlyginimų, kad jums nereikia darbo starčių, nereikia kažkokio pastato ten, kad kaip darbovietės ar ne, kad nuomotis jokių patalpų, jums nereikia logistiką rūpintis, jums nieko nereikia. Ir į visą tą investiciją yra, pavyzdžiui, keli šimtai eurų, kaip pavyzdys. Nu, vadinkime, skirtingose gal kompanijose, būkim nuo kokių, aš įsivaizduoju, nuo 200 iki kokių, 7, gal 8, aš daugiau neteko man girdėti. Yra kompanijų, kur iš vis tų startinių rinkinių nėra ir ten jau gali, tik užtenka užsiregistruoti ir tu jau startuoji. Ir kai tu žmogui tai pasakai, čia kažkas ne taip, čia kažkas negerai, čia kažkas yra paslėpta. Negali taip viskas būti gerai, kaip jūs čia kalbat. Negali reikėti į verslą įdėti tik tai tiek. Va, kai tu žmonėm kalbė apie tūkstančius, kai tu žmonėm kalbė apie frančizės, tai jiem, viskas okei, jau čia gali vadinti verslu. Tik pasakyk, ką nors apie, nežinau, kai nėra startinių rinkinių arba yra kažkokie minimalūs už kelis šimtus eurų. Jau jūs čia kažkoks skemas, jau čia kažką išviliosit, jau čia, nes daug kas, pasakai tinklinė rinkodara, skemas, nesąmonė, afera, tokių visiškai nepagrįstų dalykų, kur akivaizdu, kad žmogui tiesiog trūksta informacijos, jis tiesiog nesupranta, apie ką jisai kalba. Ir tada galvoja, bet jeigu įvestų, nežinau, kad šito verslo frančizai kainuoja 10 000, gal tada žmonės pradėtų kitaip į visą tai žiūrėti. Bet kai pasakai, kad viskas yra už juos padaryta ir jam reikia tik vartoti produktą ir dalintis apie tuo produktu su kitais žmonėm, arba rodyti marketingo planą kitiem žmonėm, kaip čia galima uždirbti, ne. Čia kažkas negerai. Nes tai yra lygiai tokia pati frančizė, tai yra lygiai tokia bet kuris tinklinės rinkodaros, klasikinės ypatingai tinklinės rinkodaros dirbanti įmonė, tai yra lygiai ta pati frančizė, tai yra nei daugiau, nei mažiau, negana to, skirtingai nuo frančizės galbūt, kurioje, tarkim, vienos ir kitose frančizėse reikalingas palaikymo mokestis, tai yra ten pelno mokesčiai įvairūs būna, kur tu dar nuo savo pelno turi sumokėti, tam tikrų įvairių reikalavimų krūva ir daug dar visko, čia didžiąja dauguma tai yra viskas supaprastinti. Todėl, kaip mes sakom, pavadinimas dėl to toks ir yra, verslas paprastas, bet neprastas. O kodėl jis yra neprastas, čia tas, kuris čia ateina ir turi tai savo atsakyti. Negana to šitam versle tu gauni, daugumoje atveju mentorių, kuris tau parodo, kaip jame pradėti judėti, jeigu tokio mentoriaus tu neturi tiesiogiai, kuris tau tai rekomendavo, tai tiesiog eini per liniją aukščiau, randi tą mentorių ir tu jį visada tikrai čia rasi. Jeigu ir taip yra, kad tu neberandi, yra tikrai labai puikių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, Lietuvoje taip pat, mokymų, kuriuose tu už nedidelius pinigus gali gauti darbo namuose profesiją, kaip aš sakau, ir tai kalbu labai rimtai. Ir daugelis, kas tai išgirsta, tai savo atranda, be abejo, viduje tu turi tai per save perlipti ir save perdirbti. Nes, mes turbūt turime tokią psichologiją, žmogus turi tokią psichologiją, kad dėl visų tų savo kažkokių tai nesėkmių jisai kažką turi kaltinti. Tai yra, jisai nesako, kad aš nedariau veiksmo, kad aš neįsigilinau, kad aš jisai sako, kalta kompanija, kaltas, nežinau, ten sponsorius, kaltas dar kažkas tai. Tačiau ne jisai dėl to, kad jisai nedarė. Lygiai taip pat, jeigu jisai dirba, turbūt tas pats asmuo, jeigu jūs dabar tai darėte, ką aš jums sakau, tai jeigu jūs darėte tai, ką aš sakau, ir dirbote ir samdomą darbą lygiagrečiai, atsiminkite, ar jūs nekaltinote tada savo darbdavio? Jeigu taip, tai tada galbūt reikėtų dirbti su tuo asmeniu, kurį jūs matote veidrodyje. Tai yra kas kita.
Nes jeigu jūs atėjote tinklinėje rinkodaros projekte ir jūs sakėte, kad kaltas sponsorius, kaltas produktas, kalta kompanija, o lygiai prieš kiek mėnesių dirbote samdomą darbą ir lygiai tą patį sakote apie darbdavį, nes jūs taigi negalite būti nei vienu, nei kitu atveju padaręs kažko tai, ko galbūt kas įtakojo tai sėkmei, tai galbūt kaltas ne darbdavys ir kalta ne tinklinės rinkodaros kompanija, projektas ar produktas, o kaltas tas, ką jūs matote kas rytą veidrodį. Ar galbūt apie tai verta pagalvoti? Galima apie tai ir negalvoti, tačiau beveik 99% tikimybė, kad tai, kas vyko, kartosis ir kartosis. Todėl, kad, daugumoje atveju mūsų profesinė karjera, mūsų sėkmė, mūsų gerbuvis, tai yra tarsi video žaidimas, kuriame reikia eiti iš lygio į lygį, randant tam tikrą raktą. Tai yra, jeigu raktas yra neberastas, tokiu atveju mes užstringame tame lygyje. Aš nežinau kaip jūs, bet kažkokiam savo gyvenimo etape, kaip ir visi paaugliai, galbūt aš jau gimiau tam kompiuterių laikotarpį, žaidži kaip tą video žaidimą, ir tu vaikštai po tą visą lygį, suki ratais, ieškai to kvesto sprendimo ir atsakymo, tačiau tu jo neberandi, tada pradedi ieškoti kažkur, kur apie tai pasiskaityti, o neberandi todėl, kadangi nesi pakankamai akylus, todėl, kad nepakankamai įsigilinai į tą ermę, kurioje tu esi, ir tada kas? Žaidimasgi nekaltas, gyvenimasgi nekaltas. Tai yra tiesiog tu nerandi to, kas yra galbūt kartais net ant akių padėta. Tai yra turbūt tai, apie ką verta susimastyti, tai yra tai, apie ką aš pats asmeniškai visada mastau, tai yra tai, su kuo aš pats buvau asmeniškai susidūrus. Todėl tinklinės rinkodaros verslas ir yra, jis yra paprastas, tačiau neprastas. Todėl kai kuriais atvejais mes galime investuoti 1000 eurų, aš gerą pavyzdį pasakiau su kavos franšizės stotelėme, bet mes tikrai neįsigiliname į tai, ką galima gauti 10 kartų pigiau, vadinkime, netgi daugiau turbūt kai kuriais atvejais, o pelningumas ir pajamų kiekis gali būti 10 kartų didesnis, ir tai nėra pasaka, tai yra faktas, kurį galima patikrinti. Jeigu netikite, paklausykite tų žmonių, kurie pas mus buvo live transliacijose, ir ten jūs išgirsite labai daug įdomiausių istorijų. Jo. Ir iš tiesų, kur tu, kalbėjai apie tai, kad dažniausiai reikėtų pažiūrėti, ar čia kaltas ne tas žmogus, kuris žiūri, į kurį tu žiūri kiekvieną rytą veidrodyje. Tai man tikrai labai, kaip aš buvau Adrijos Čepaitės mokymuose, tai man labai patiko. Sako, man daug gyvenime problemų išsisprendė tada, kai aš supratau, kad viskas, kas vyksta aplink mane, tai yra kaip ir, tai vyksta man. Dėl to, kaip man yra geriau. Ir kartais visos tos problemos, kurios mums atrodo skaudžios, kada mūsų nevertina darbdaviai, kada, vyras su mumis nesiskaito, kada nėra santykių, nėra pinigų, visa tai vyksta tam, kad tu pagaliau išjudėtum iš tos duobės, kad tu pagaliau pamatytum, kad kažką gyvenime reikia keisti. O mes dažniausiai įkrentam į tą aukos poziciją, kad tai čia darbdavys kaltas, tai čia mano vyras čia manęs nesupranta, tai čia vaikai kokie sienom lipa, tai čia tas, tai čia anas, ir žodžiu, ir kaltinam visus, tik tai ne save. Tai aš visiškai, Šarūnai, tau pritariu. Jeigu jūsų kompanijoje, su kuria jūs dirbat, yra žmonių, kurie uždirba ir, pavyzdžiui, ir registruoja naujus verslo partnerius, jeigu registruoja naujus klientus, kurie, pavyzdžiui, vartoja tą produktą ar ne, ir yra sėkmingi ir puikiai uždirba, vadinasi, ne marketingo plane yra kažkas blogai, ne produktuose yra blogai, o va čia yra kažkas negerai. Didžiuliai įsitikinimai, gėdos, kaltės ir visi šitie dalykai, ir va ta aukos pozicija, kai jūs atsuksit visada veidrodį ir jeigu pradėsit kaltinti vėl aplinką, vėl darbdavį, tai pagalvokit, stop, ne. Čia yra mano mokytojai, kaip man išjudėti, ką man gyvenime daryti kitaip, kad taip nebebūtų. Galbūt susirasti kitą darbdavį, galbūt paprašyti didesnio atlyginimo, galbūt, nežinau, dar kažką, galbūt su savim padirbėti daugiau, bet visiškai Šarūnui pritariu, kad pirmiausia reikia žiūrėti į veidrodį ir, mieloji, dėl tavęs čia viskas vyksta, kaip tau yra geriau. Tai
Tai ačiū tau, Šarūnai, už tas mintis. Jo, čia mintis viskas perleisti per save, tai nėra perskaityta, nors ir perskaityta kažkur vėliau, bet aš esu vienas iš tų, kuris, retai iš svetimų klaidų mokosi ar knygų, aš mokausi iš savęs dar savo, tuoj bus 50 metų man, bet aš dar nedaugau iki to galbūt ir gal jau ir nebedauksiu, bet šitą, ką aš kalbėjau, aš esu visą 100% per save perleidęs, daug guzų primušęs ir vėl primušęs, susigydęs, tai va tiesiog tas pavyzdys, sakau, šiandien, kur žiūrėjant su ta kavos aparato, man labai, kavos stotelės franšizė man tikrai paliko, kad aš tikrai ne prieš tą projektą, tai nuostabus projektas, viskas gerai, tačiau kai yra šalia verslo modelis, kuris realiai yra ir galimybėm, tai yra tarptautinis verslas, tarptautinės galimybės ir daug visko, tai man labai kartais keista, kaip į tai neįsigilinti. Beje, dar kartą pakartosiu, kad statistika sako, per 90% verslininkų sako, pirmoji vietoje jiems trūksta motyvacijos, antroji vietoje gyvenime jiems trūksta, natūraliai pajamų, apyvartinių lėšų ir pinigų, nes tai koreliuoja. Tai, nežinau, vengiu žodžio discipliną, tačiau jeigu jūs norite sužinoti, kaip gauti motyvacijos ir jau nebegalite, o tai veiks tik tai tiem, kurie jau dabar, kurie mūsų klauso, tiesiog nebegalite. Tie, kurie dar gali, kurie tempia, tai tikrai neveiks ir tai jūs tikrai neišbandysite. Tačiau tie, kurie nebegali taip, kaip turi, siūlau pasidomėti, yra labai nemažai informacijos apie tokį dalyką kaip dopamino dieta. Dopamino tai yra kaip save pastatyti lengvai į kampą tam, kad jūs gautumėte teigiamų emocijų, teigiamos energijos, judėti į priekį naujuose savo dalykuose ir naujuose pradžiose. Nes gal būsiu nepopuliarus, tačiau pasakysiu, kad dabar Lietuvoje ypatingai mes gyvename labai ir labai gerai. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad turbūt nėra jau tų laikų, kai nuo derliaus priklauso, ar mes išgyvensime, ar mes neišgyvensime, ar mes sumedžioja ten žvėrį, ar nesumedžioja mūsų šeima badaus ar nebebadaus. Dėl vandens, dėl kitų resursų, mes tikrai dabar nesukame galvos ir net apie tai gal nepagalvojame. Tai kodėl mūsų smegenys, kodėl mūsų, nežinau, mums ten kažkas, kas yra aukščiau, turi išskirti daugiau energijos. Mes ir taip gyvenam gerą gyvenimą. Ką mums reikia skirti daugiau? Tai mesgi viską turim. Tai kad gauti daugiau, reikia savo būti reiklesniam daugiau. O savo reiklesniam daugiau, tai reiškia apriboti save nuo kai kurių informacijos rauto, nuo kai kurių galbūt savaitgalio malonumų, kurie mums yra įprasti, nuo srauto informacijos, kuri yra tokia, pigus dopamino šaltinis, nuo telefonų, kompiuterių kartais reikia save taip pat apriboti tam, kad pabūti su savimi ir savo mintimis. Ir čia vėlgi tapdami paprastu jūs gausite kur kas daugiau, nes tai, kas turi daugiau, iš to ir yra reikalaujama daugiau. Tai yra, ir čia žodžio disciplina aš nenaudoju, tai yra tiesiog apribojimas savęs nuo tų kasdieninių, tokių paprastų, kartais pigių dopamino to laimės hormono šaltinių, prie kurių mes priprantame ir vėliau mūsų joks verslas mums nekelia jokio teigiamų emocijų. Netgi pasiekimai tam versle tampa lyg tai taip turi būti. Kodėl? Jie tiesiog turi būti, nes mes įpratę gauti tą laimės hormoną taip greitai, be jokių pastangų. Ir tada tiesiog galbūt čia yra tas raktas, kodėl mes geriau investuosime 10 kartų daugiau į kažką, bet nepasitebėsime ir neįsigilinsime, kas yra pas mus po ranka ir ką galima išvystinti galbūt iki neregėtų aukštumų. Jo, ir mes, kai vakar su geriausia draugė kalbam, mediatoriai sako, kai aš grįžtu į darbus, aš labai stebiu, kur nuteka mano energija. Tai pirmas dalykas, ką padarau, įsitrinu Facebook'o ikonėlę, tam, kad nekiltų pagunda man ten vis eiti ir žiūrėti, nes aš suprantu, kad tai yra ir laiko, ir energijos švaistymas. Tai va kartais pagalvokit, kas suryja jūsų laiką, kur nuteka jūsų energija, nes niekas niekur nedingsta ir niekas iš nieko neatsiranda. Energijos tvermės tai yra fizika, ne filosofija, ne kažkokia ezoterika, ne dar kažkas. Tai yra tiesiog fizika, energijos tvermės dėsnis sako, energija iš niekur neatsiranda ir niekur neprapuola. Jeigu jūsų aplinkoje pilna geros energijos, tai yra tų tokių pigių šaltinių, tai nereiškia, kad mes laimingi esame, anaiptol.
Bet jų yra labai daug. Tai yra telefonas, tai yra kažkokie serialai muilo, tai yra kažkokie tai kiti dalykai, nežinau, alkoholis, greitas maistas. Na, čia turbūt daug galima ką surašyti. Aš tiesakau, kad čia dabar reikia viską mesti ir klūpėti ant žirnių vakarais, nors tai irgi gal nėra blogai. Tačiau apriboti nuo vienų ar kitų dalykų kartais galbūt save, tai reiškia tą resursą energijos nukreipti į savo tą gerbuvį, kuris turės ilgalaikę tėkmę ir ilgalaikę laimės, džiaugsmo, gausos, kaip Ema sako, ir daug kitų dalykų. Tai va, tai šiandien tiek apie tą paprastą, bet neprastą verslą, pasižiūrim į veidrodį ir tada pagalvojam, kur čia yra problema ar ne, ir nuo ko čia viską reikia pradėti. O šiaip tai norim paprašyti, kad prenumeruotumėt mūsų kanalą, mus galit klausyti įvairiuose podcast platformose, mes būsim tikrai labai dėkingi už grįžtamą į ryšį. Ir ką, ir tada pasimatom, kada? Pirmadienį, ne? Jo, pirmadienį. Ai, čia man visos. Nes Ema neplauks laivu, beje, jinai irgi paėmė su komanda ir išplaukė. Nu, kaip be laivo dabar čia? Kaip be laivo, kaip be komandos, kaip be bendruomenės, kaip be gero laiko. Tai va, ką daro tas paprastas, bet neprastas verslas. Jis duoda bendruomenę ir gerą laiką kartu. Tai va, tai iki kitų pasimatymų, iki Šarūnai buvo malonu. Iki.